Mielos moterys, sekėjus sveikinasi savo kanale Mystic Mama. Čia mes būrėmės, kalbamės apie meilės santykius, kortas ir astrologijas. Ir šiandien apie santykius. Jau senokai nežiūrėjom, kągi jis galvoja apie mane, kokie jo jausmai, o kokiegi jo veiksmai. Paimkime, tokį, sakykime, laikotarpį vieno mėnesio, nuo to momento, kada žiūrite šį video, vieno mėnesio laikotarpį ir nuo čia ir šoksim ir žiūrėsim, pagalvokite apie savo išrinktą žmogų, kuris rūpi, kuris niekaip neišeina iš galvos, susikoncentruokite, galite ir garsiai ištarti jo vardą ir mes pasižiūrėsime jo mintis, jo jausmus ir jo veiksmus vieno mėnesio laikotarpiu. O aš dėkoju Jums už Jūsų patiktukus, komentarus, už tai, kad prenumeruojate ir kviečiu užsukti pas mane į Instagram profilį Mystic Mama Astrology, nuorodą paliksiu komentare, ten pasekite mane, paspauskite širdelę ant paskutinių 3 įrašų ir aš Jums padovanosiu dovanėlę mini ekspres tokį būrimą, atsakymą į vieną Jūsų klausimą. Tad lauksiu susitikimo su Jumis ir savo Instagram kanale. Kortos jau pasiruošusios, taigi jo mintis žiūrėsime. Jo mintis apie Jūs, jo jausmai, Jums ir jo veiksmai per artėjantį mėnesį. Visas kortas parodysiu, nieko tokio, kad dabar galbūt ne visos telpa į kamerą. Taigi, pažiūrėkime, iš tikrųjų labai noriu pirmą šitą kortą, man norėjusi labai atverti, pasižiūrėti, koks yra šios dėlionės, šio būrimo, centras, širdis. Iškrito korta šuo, tai reiškia vis tiek tai yra apie lojalumą, apie draugystę, tikriausiai jau seniai pažįstate vienas kitą jau tokį tam tikrą laiką. Gerai, jo mintis apie Jūs. Mintis ką? Mintis tokius, žinot, ir jausmingos mintis, tikrai galvoja apie Jūs, galvoja galbūt kažkokią kelionę, arba su Jumis, arba pas Jūs kelionę. Kelionė arba kelias pas Jūs jam yra tikrai galvoja kaip toks centrinis, esminis, dabar tai pagrindinės jo mintis. Jis nori arba tą kelionę kažkur, arba į kalnus, arba kur tokie vingiuoti, keliukai visi veda. Aišku, mintis pagal gyvatė, tai yra vis tiek apie moterį, Jūs kaip moteris priima, moteris, kuri yra išmintinga, seksuali, patraukli, kuri mane labai traukia. Be abejonės, jis galvoja, kad tai kelionė gali pakeisti, pakeisti tam tikrus dalykus Jūsų santykiuose. Gerai, jo jausmai. Be abejonės, jūs jam esate kaip ir draugė, kaip pagal šią kortą, draugė, lojali, ištikima, jis pasitiki Jumis, tuo pačiu jis jaučia tą, ar turi jausmų, taip, ar turi aistrą, be abejonės, bet kas Jūs sieja? Ar Jūs sieja kažkokią tai darbovietę, kažkokią vietą, galbūt kažkur Jūs dirbate kartu, arba gali būti taip, kad vienas iš Jūsų yra, sakykime, nėra laisvas, yra, taip sakant, jau prie
ar turi šeimą, ar kažkas panašaus, bet ar jo ta vat aistra tikrai yra, bet ar jis, taip atvirai rodo pagal šitos savo jausmus. Ne, netgi sakyčiau, kad tuos jausmus jis savo stengiasi nuslopinti, niekam neparodyti. Vat įsivaizduokit, kad čia jo jausmai sėdi tai vat bokšte ir jis stengiasi jų niekam neparodyti, kad ir jūs pati apie tai nesužinotumėte, ir jis atrodo ir pats taip bijo jų. Galbūt jūs sieja tam tikrą draugystę jau ilgą, ir staiga tokie jausmai jis jų pats ir išsigando, ar 1 mėnesio laikotarpiu, ką jis imsis, kokių veiksmų imsis. Atrodo, bus labai daug tokių minčių, kažkokiu tai kapstymosi, analizavimo, bandymų kalbėtis ir iš tikrųjų, kaip minėjau, bandymas pakeisti esamą situaciją. Ir esamą situaciją, sakyčiau, jeigu jūs nesate, pavyzdžiui, dabar tokie kaip oficialiai pora, tai bandymas pakeisti tam, kad jūs taptumėte, neoficialiai paskelbti, kad jūs esate pora. Transformuoti tą jūsų dabartinę situaciją, transformuoti ją į tai, kad ji taptų nuolatinė tokia ir oficiali. Vis dėlto jis nori to, vis tiek ryšio su jumis ir bendravimo. Toliau žiūrim, tikrai yra mintis tokios ir, sakyčiau, veiksmai iš jo pusės link, kad aš noriu su tavim toliau bendrauti, aš noriu tęsti tą bendravimą, kad galbūt jis būtų toks oficialesnis, kad niekam nekiltų kažkokių tai papildomų klausimų. Jis norės jūs privesti prie tam tikro pokalbio, pasikalbėti, nes jam reikės įvertinti ir jūsų požiūrį į jį, į jūsų santykius, ar jūs sutinkate, ir tas pokalbis bus labai labai esminis ir pagrindinis. Pagrindinis tas pokalbis ir bus. Pažiūrėkime dar. Žinot, ateityje atrodo, kad toks ir yra, kad pagrindas, kad labai svarbus kažkoks tai oficialus eina iš jo pusės jums pasiūlymas. Ir jis čia imas lyderystės, oficialus pasiūlymas jums. Taip, žiūriu dar, taip, nes ta transformacija tai yra raktinė transformacija jums, ir jis eina prie šitos transformacijos, jis to nori. Mes žiūrėjome 1 mėnesio laikotarpiu, tai turėtų tada tie veiksmai vis tiek tame plius minus laikotarpė ir įvykti. Sveikinu jūs, merginos, jeigu būtent to jūs ir laukiat, kad žmogus padarytų tuos pirmus žingsnius, ryžtųsi, paimtų, taip sakant, vadeles į savo rankas, atrodo tikrai taip, ir atrodo, kad šis žmogus tikrai galvoja apie jūs, tikrai yra jausmų ir noro tęsti ir tai visą padaryti oficialiai, ir žingsniai bus priimti, kad tai būtent ir padarytų. Ačiū, kad buvote su manimi. Linkiu jums kuo geresnės kloties, linkiu jums sėkmės, meilės, būkite laimingos ir būtinai susimatysime kitose videose. Ate.